Apie matės arbatą, kurios nereikėtų painioti su mačia, daugiau laidoje papasakos bendruomenės Matės klubas įkūrėjas, matės arbatos entuziastas Andrius Vitkauskas. Labas rytas. Tai papasakokite trumpai, kas ta matė yra, iš kur ši arbata yra kilusi. Šiaip gal esminis skirtumas, kad visi žinom tas klasikinės žalia, juoda, puero arbata ir panašiai, kurios yra gaminamos iš arbatmedžio lapų, kuris pagrindė iš Azijos. O matė yra visiškai kitoks augalas, tai nieko bendro neturi su ta klasikinė arbata ir jis vadinasi paragvajinis bugienis. Ir kaip sako pavadinimas, jis yra kilęs iš Pietų Amerikos. Tai pagrindė regione, kur Paragvajus kertasi su Argentina, Brazilija tam pasienio regione. Ten auga šis augalas ir tai realiai vienintelė vieta pasaulyje, kur galima šiuo metu jis yra auginamas, nes kitur neauga. Kokiomis aplinkybėmis matė įprastai vartojama? Ar ją galima gerti bet kur ir bet kada iš esmės? Iš esmės taip, nes tose kraštuose tai matę geria pastovi visą dieną žmonės, kaip mes čia kavą ar arbatą, taip jie geria matę. Tai šiuo atveju matė, kadangi netonizuoja, turi kofeino, tai ją geriausia gerti, kaip kavos pakaitalą, tarkim, iš ryto per pietus, kai norime energijos ar jėgų. Bet jos skiriasi šiek tiek gėrimo pats principas, tai nėra kažkoks trumpalaikis prisėdimas atsigėrimas, o toks pakankamai ilgas ritualas. Tai galbūt galima tada praktiškai parodyti tą principą. Aš paminėjau, kad podelis ne visai čia tas tinkamas žodis, tai jūs turite kažką panašaus į podelius, bet tai nėra podeliai. Tai tradiciškai matė yra geriama iš tokių moliūgų. Jie yra išdžiovinti ir paruošti gerti kaip indelį, kaip podelį. Bet šiai dienai yra iš visokių medžiagų gaminama, ar iš medžio, ir iš keramikos, kiekvienam pagal skonį. Tai matė ir gerti reikalingas yra specialus šiaudelis, kuris turi filtrą gale, kad galėtų prafiltruoti arbatos lapelius, kad nepatektų į burną geriant. Tai šitie du įrankiai yra iš esmės reikalingi tam tradiciniam matės gėrimui. Ar jie turi kažkokius specifinius pavadinimus, kaip ieškoti šių įrenginių? Šitie moliūgo podeliai vadinami kalabasomis, o šiaudelis yra vadinamas bombilė. Įdomus pavadinimai, įdomus tikiu ir skonis. Tai kaip pradėti tą matę ruošti? Taip, tai turi čia matės arbatos. Tai pagrindinis principas, kad jeigu geriam tokiu visiškai tradiciniu būdu ir pagal tą visą ritualą, tai apie pusę indo pripilame matės. Smagiai dulka. Per daug, taip. Jinai turi savo sudėtyje ir lapelių, ir tokių kaip dulkių, ir kotelių. Visą tai suteikia tam tikrą skonį. Ir tada paverčiame tą indą ant šono, kad viskas subėgtų į vieną krūvą ir pasidarytų viršuje toksai laisvas tuščias tarpelis. Ir tuomet į tą laisvą tuščią tarpelį pilame jau šiltą vandenį. Ir iš esmės paliekam truputėlį, kad pabrinktų prieš tai, kadangi dabar daug laiko neturim, tai tiesiog paskui, kai pabrinksta matė, galime tenais į tą irgi tuščią ertmę įkišti bombilę. Šiek tiek suformuoti tokį tarpą, kur paskui galėsim papildyti vandenį. Tai principas tas, kad mes geriam ją ilgai, tarkim, užsipilame vis po truputį vandens, nedaug, kelis gurkšnius ir tiesiog pagurkšnojam, tada vėl pasipildom ir atrodo, jos dedam daug labai, tai jinai iš esmės yra pakankamai stipri, kofeino prasme, ta prasme, kad gaunam daug energijos, bet kadangi gurkšnojam po biškį visą dieną, tai tas efektas nėra, kad staigiai persisotini to kofeino. Tai tiesiog yra toks ilgas ritualas, kur tiesiog gali, kad ir pusę dienos taip pasipildyti, gerti, tarkim, darbo metu ar šiaip laisvalaikiu. Tai suprantu, kad tą skonį ir visą intensyvumą galima nuolat atnaujinti. Tų žolelių keisti kiekvieną sykį iš naujo nereikia. Čia toks ir pagrindinis principas, stengiamės, kad viršus liktų sausas, neužpilti pilnai vandenio, tiesiog keliam gurkšnėm įsipilam vandens, išgeriam ir geriausia nelaukti, kad per daug pribrinktų, nes irgi bus tada jau pakankamai stipru ir kartu gerti. Tai tiesiog įpilam iškart išgeriam ir tada, kai jau vėl noras pakyla, vėl išgeriam. Kokiomis savybėmis matė pasižymė? Paminėjote, kad štai ir kofeino turi, naudojama kaip kavos pakaitalas, galbūt tą kavą ir pranoksta? Galbūt ir taip, sakyčiau, nes jinai šiaip turi daug ir įvairių vitaminų, mineralų, antioksidantų, bet gal toks pagrindinis efekto prasme poveikis, tai jinai turi tokią unikalią savybę, trijų dalykų kombinacija, tai yra kofeinas, joje yra teobrominas ir teofilinas, kurie randami žalioje arbatoje ir šokolade. Tai gaunasi, kad gaunam energijos iš kavos, tų naudingų savybių kaip iš žalios arbatos
ir tą tokį kaip malonumą, gerą nuotaiką, kaip iš šokolado suvalgius. Tai čia yra ta triguba kombinacija, kuris suteikia tą unikalų matės efektą, kur esi ne tik energingas, bet ir atsipalaidavęs ir nuotaika šiek tiek geresnė. Tai... Smagi tikrai kombinacija. O ar pačios matės arbatos rūšis esti, ar ji yra iš esmės, tas paragvainis bugienis yra vienas ir ta arbata daugiau mažiau vienoda? Iš esmės yra daug skirtingų rūšių, kaip ir kad su ta klasikinė arbata, tai priklauso nuo regiono, kuriame jinai gaminama, tai kaip ir minėjau yra Paragvajus, Brazilija, Argentina, Urugvajus dar. Tai kiekviena šalis turi savo tam tikrą specifiką matęs, skiriasi skonis, jo sudėtis truputėlį, tai kaip jinai yra smulkinama paruošiama, nes tie lapai yra malami, ruošiami, yra skirtingos proporcijos tų, kaip matė, dulkių, lapelių, skirtingos stambumo jie, tai ir visą tai turi tam tikrą įtaką skoniui ir efektui. Tai argentinietiška gal tokia populiariausia, jinai turi tokia subalansuota visų šitų dalių sudėtį. Ir gal tokio priimtiniausią skonį gal pradedantiesiam, nes jinai turi specifinį skonį, kur gal dėl to žmonės dar taip dažnai jos ir negeria, nes pirmas kartas gali šiek tiek išgazdinti, bet kaip ir kai kurie produktai, kurie iš pradžių yra nelabai gal skanus, jinai turi tą efektą, kad jeigu reguliariai geri, tiesiog pripranti ir tada jau jauti tą malonumą ir tą skonį tikrai matęs. Tai reikia neišsigąsti to pirmo tokio gal stipresnio efekto, kartumo ar to specifinio skonio, bet nepasiduoti ir gerti toliau. Pabandyti tikrai verta ir ne vieną kartą, o bent kelis syk. Ko jūs patį labiausiai matė žavę? Ar dėl tų minėtųjų savybių, ar tas pats ritualas, kurio čia suprantu netrūksta, ypač jeigu neskubame televizijos eteryje? Šiaip turbūt visa šita bendra kombinacija, nes šiaip labiausiai gal sužavėjo pats efektas, nes daug geresnis negu išgerus kavos ar arbatos, daug malonesnis poveikis. Bet šiaip labai įdomu, niekad neatsibosta gerti, nes yra įvairių indų, kurias gali, pavyzdžiui, kolekcionuoti, jeigu turi hobį, ten, tarkim, skirtingų visokių dizainų, paruošimų. Tai galima ant to užsikabinti, kolekcijas rinkti šitų indų, visokias rūšis ragauti, tai čia kaip ir yra daug ko atrasti šitame gėrime. Labai Jums ačiū už puikią galimybę paminėti Tarptautinę arbatos dieną. Mes čia skubėsime tas likusias kalabasas ir bombilės panaudoti. Bendruomenės Matės klubas įkūrėjas Andrius Vitkauskas papasakojo truputėlį daugiau apie Matės arbatą, o dabar eteryje Monika ir naujausios žinios. Likite kartu.